Sveikinu, draugai. Tai tęsim pirmykštės bendruomenės tyrinėjimus. Ir šiandien pas mus bus 9 dalis. Pakalbėsime apie pirmykštį meną. Jei štai pasakytumėte, pirmykštis menas, tai daugumai žinančių žmonių pirmas dalykas ateinantis į galvą yra įžymusis Altamiro urvas, esantis Ispanijoje. Įsivaizduokit, 19 amžius, vaikštinėja savo vyras archeologas mėgėjas, kartu su savo mažametė dukra. Ir staiga žiūri urvas. Įeina į urvą, o dukra ir sako tėčiui: tėti, jaučiai. Tėtis aišku nepatikėjo, kokie ten gali būti jaučiai urve. Ir tik pašvietusi sienas, o vėliau ir į viršų, jis suprato, kad praktiškai visas urvas išpieštas jaučiais, bizonais, elniais, vilkais, žodžiu, visas zoologijos sodas. Ir tik po daugybės metų pavyko įrodyti, kad visa tai buvo nupiešta daugybę 10 000 metų atgal. Tai yra, tai kas ir yra, tikriausias pirmykštis menas. Nuo tų laikų jau visame pasaulyje buvo surasta daugybė panašių meniškai apipavidalintų urvų. Apie tai šiandien ir pakalbėsime. Bet iš pradžių reikia suprasti, kas tai yra menas. Taigi, menas. O menas, draugai, taip pat yra pažintinis dalykas. Tai pasaulio pažinimas, bet ypatingas, besiskiriantis nuo kitų pažintinių dalykų. Menas tai pasaulio pažinimas per pojūčius, per empiriką, per patirtį. Patikrinamumas ir pakartojamumas tai mokslas. O pasaulio pažinimas per jausmus, emocijas, prisiminimus tai menas. Ir tas ir kitas, tai yra ir mokslas, ir menas leidžia pažinti pasaulį. Todėl žmogui yra vienodai svarbus. Ir būtent dėl to reikia tyrinėti meną per visą jo egzistavimo laikotarpį. Nuo to laiko, kai jis tik atsirado senovėje, ir iki pačių dienų. Menas tai ženkli aplinkinio pasaulio pažinimo dalis. Todėl kalbėti apie meno gimimą, meno atsiradimą yra labai svarbu. Na, dar ir labai įdomu. Prisiminkime, menas tai bet kuri pasaulio atvaizdavimo rūšis. Per jausmų, emocijų ir prisiminimų prizmę. Nesvarbu, ar tai būtų šokis, ar eilėraščių kūrimas, tapyba, skulptūra, muzika ir panašiai. Tai jausmai, emocijos ir prisiminimai. O štai mokslas tai visai kas kita. Bet ir tas leidžia pažinti pasaulį. Kaip atsirado menas? Meno atsiradimas turi tas pačias šaknis kaip ir religija. Ir netiesiogiai su religija susijęs. Nes juk religija taip pat kreipiasi į žmogaus jausmus. Kaip mes suprantame, tikėjimas tai labai stiprus jausmas. Bet ankstyvių žmogaus bandymų suprasti save per kokią nors išorinę išraišką, tai yra per tapybą, ar per drožinėjimą, ar pagaliau per šokį, mes matome tos bandymus ir jie senesni už religiją. Taip, religija ir menas susiję, bet ne, tai toli gražu nėra tas pats. Kodėl religija ir menas turi bendras šaknis? Pasikartosiu. Todėl, kad jie kreipiasi į tą patį šaltinį, į žmogaus jausmus. Todėl, kad džiaugsmas, pyktis, baimė, meilė, nusivylimas, tikėjimas tai labai stiprus ir labai paprasti jausmai. Iš tikro, jie todėl ir tokie stiprus, nes yra labai paprasti. Ir prieinami jie, kas labai svarbu, absoliučiai bet kuriam žmogui. Netgi iki tol, kai jis išmoksta kalbėti. Nes mes juk puikiai žinome, kad kūdikis gali patirti ir pyktį, ir atvirkščiai stiprią meilę, ir nusivylimą, ir kokį nors stiprų norą. Tai ir yra būtent tas, kas atsiranda praktiškai iš karto, kai tik gimus įjungiame savo sąmonę. Būtent dėl šios priežasties visi tie jausmai ir gyvuoja mumise per visą mūsų gyvenimą. Jie prieinami kiekvienam ir yra labai stiprus. Ir tuo labiau stiprus būna iki to momento, kai žmogus išmoksta savo aplinką vertinti kritiškai. Pirmykštis žmogus, kaip ir šiuolaikinis, gyveno dviejose pasauliuose. Apie tai mes jau kalbėjome praeitoje laidoje, kaip kalbėjome apie religiją. Tai štai, kokie tie dviejai pasauliai? Grynai praktinis pasaulis. Pirmasis pasaulis – darbo įrankių sukūrimo pasaulis, žvejybos ar medžioklės ginklų sukūrimo pasaulis, maisto gaminimo pasaulis, grobio pasaulis, rankiojimo pasaulis. Visa tai yra viena pusė, o kitas pasaulis buvo išskirtinai emocinis. Tai yra draugystės pasaulis, priešiškumo pasaulis, pagaliau baimės pasaulis, o baimės senovinė pasaulyje buvo neįsivaizduojamai daug. Kodėl? Todėl, kad senovinis žmogus gyveno, tiksliau egzistavo, praktiškai visada ant išgyvenamumo ribos. Bet kuriuo momentu jis, pavyzdžiui, galėjo pasigauti kokią nors ligą, o kai tai yra liga, tuometinis žmogus neturėjo jokio supratimo. Ir labai dažnai ta liga buvo mirtina. Jau nekalbant apie plėšrūnus
apie pykščius su kaimynais, kurie galėjo prieiti iki kovos, o tai galėjo baigtis ir mirtimi. Žmonės gyveno labai trumpai. Labai nedažnai jie baigdavo savo gyvenimą ramiai, nuo senatvės, taip sakant, gulint savo patale. Dažniausiai jie žūdavo arba nuo ligos, arba nužudydavo nedraugiški kaimynai per eilinį reidą. Arba per kokią nors eilinę stichinę nelaimę. Nuskęsdavo arba sudegdavo. Baimės pasaulyje buvo labai daug, bet šalia to buvo daug ir visai kitokių emocijų. Buvo daug draugystės, buvo daug meilės, nes žmogus pastoviai gyveno šeimoje. Tai šiais laikais mes pastoviai gyvename šiuolaikinio miesto sąlygose, kai aplinkui mus 10 000 žmonių, kurių daugumą mūsų sutiktų žmonių, didžiąją daugumą mes matome pirmą ir paskutinį kartą. Pagalvokite, jei gyvenate nemažame mieste, pavyzdžiui Vilniuje ar Kaune, daugumą žmonių, kuriuos jūs šiandien matėte, jūs juos matėte pirmą ir paskutinį kartą gyvenime. Tai jums visiškai svetimi žmonės. Ir visai kitas reikalas, jei jūs pastoviai gyvenate tik šeimoje, kad ir netokioje kaip jūsų, kur ten mama, tėtis, 1, 2 ar 3 vaikai, gal dar senelis ar močiutė kartu su jumis gyvena, o gyventumėte didelėje šeimoje, apie kurias mes kalbėjome praeitose laidose, kai kartu su jumis gyvena promočiutė, prosenelis, iš visų giminystės pusių, ir iš mamos, ir iš tėčio, dėdės, tetos, taip pat iš mamos ir iš tėčio pusių, jų vaikai, tai yra jūsų pusbroliai, pusseserės, 1, 2 ar 3 kartos. Tai jūsų visų jau gaunasi kokia 30-40, daugiausia 50 žmonių, šeimos narių. Bet tai vis tiek nėra daug. Ir visus juos jūs vienaip ar kitaip mylite, stipriai arba silpnai. Jūs jiems visiems jaučiate stiprų arba silpną prieraišumą. Todėl savaime aišku, viso to buvo labai daug. Ir kas dar stebina, buvo labai daug ir kitokios emocijos – smalsumo. Nes žmogus, kuris neskaitė knygų, nematė interneto ar bent jau primityvios televizijos, turėjo labai daug laisvo laiko. Pavyzdžiui, kad ir pažiūrėti į dangų, pažiūrėti į žolę, išstudijuoti gyvūnų elgesį. Tokios smalsumo emocijos buvo taip pat labai daug. Pirmykštis žmogus – tai žmogus turintis nedidelį skirtingų emocijų kiekį, bet labai stiprių emocijų. Ir dar, juk prisimename, yra 2 pasauliai. Yra emocinis pasaulis ir yra praktinis pasaulis. Ir dalykas yra tame, kad sprendžiant iš visko, pirmykštis žmogus blogai tos pasaulius skyrė, arba net visai neskyrė. Tarp jų nebrėžė jokios sienos, tarp realaus reiškinio ir savo emocinio to reiškinio suvokimo. Pavyzdžiui, trenkė žaibas, netikėtai. Aš išsigandau. Ir aš neskiriu žaibą nuo savo baimės jausmo. Man tai vienas ir tas pats susijęs reiškinys. Štai todėl ankstyvas menas, kai tik jis atsirado, aišku, kad negalėjo nebūti tampriai susijęs su religija. Todėl, kad religija, pasikartosiu, taip pat sąveikauja su jausmais ir emocijomis, o menas jausmus ir emocijas atspindėjo į išorę. Pavyzdžiui, tapyboje ar kaulinėse raižiniuose, pačiose primityviausiose, seniausiose ir taip toliau. Kas yra meno kūrinys? Meno kūrinys yra, neskaitant pačio plačiausio jų spektro, tapyba, šokis ir muzika, daugybė kitų veiklų, ten ir eilėraščiai ir taip toliau ir taip toliau. Bet visa tai yra tik aplinkinės materijos pritaikymas, pakeitimas ir pritaikymas. Ir todėl šiuo atžvilgiu menas nieko nesiskiria nuo visų kitų žmogaus veiklų. Todėl jei žmogus pagal save keičia ir pritaiko aplinkinį pasaulį, tai jis keičia save, pavyzdžiui, arba savo asmeninius daiktus, tokius kaip papuošalus. Puošia savo buities daiktus ir rakandus. Tai yra vienaip ar kitaip jis keičia savo aplinką, ją modifikuoja. Aplinkos keitimas yra ir skulptūra, ir tapyba, ir savaime aišku architektūra. Tai yra statinių statyba atsižvelgiant į vienokį ar kitokį skonį. Savaime aišku, žmogus save išreiškia ir garso pagalba. Tai yra šokiais ir dainomis. Labai gaila, bet senovinių laikų šokiai ir dainos iki mūsų neišliko. Nes dėl keistai susikloščiusių aplinkybių pas juos tada nebuvo tokių renginių. Todėl nebuvo kaip viską įrašyti. O gaila. Būtų tikrai įdomu pamatyti ir išgirsti. Taigi, pakalbėsime apie konkrečias meno rūšis. Visų pirma, apie papuošalus. Nes iš visko sprendžiant, jie atsirado anksčiausia. Turiu omenyje asmeninius papuošalus. Žmogus anksti pradėjo puošti aplinkinius, ir aišku save. Nes pirmieji pavyzdžiai, kuriuose jau galime identifikuoti kaip tam tikrą dekoratyvinę puošybą, priklauso, tik pagalvokite, mūsų tie epochai. Kas tai yra, mes jau kalbėjome anksčiau, kai kalbėjome apie istorijos periodizaciją. Tai kažkur tai 150-40 tūkstančių metų atgal. Įsivaizduokite,
2007 metais rytų Maroke buvo rasta 47 jūrų kriauklės su skylutėmis. Ir ant dalies jų vis dar buvo likę ochros dažų pėdsakai. Be jokios abejonės tai buvo karoliai. Tai yra asmeninis papuošalas. Šiuo metu karoliai laikomi jei ne seniausiais, tai bent vienais iš seniausių rastų Afrikoje. Jiems yra 82 000 metų. Įsivaizduokite, mergina prieš 82 000 metų jau nešiojo karolius. Labai panašios kriauklės rastos ir Alžyre. Jų amžius iš viso apie 90 000 metų. Tokie karoliai iš kriauklių išlieka labai ilgai. Pavyzdžiui, Turkijoje ant Viduržemio jūros kranto esančiame urve rado tokio pat tipo karolius, bet jiems tik, įsiklausykite, tik 35 000 metų. Ant kiek jie jaunesni už tuos, kuriems 90 000 metų. Nors ir 35 000 metų, galima sakyti, nebuvo taip jau, kad kaip ir vakar. Kodėl karolius darė iš kriauklių? Karolius ar apyrankės? Savaime aišku kodėl. Todėl, kad kriauklės gražios. Jos blizga perlamutrų ir jas nereikia kaip nors papildomai apdirbti. Jas paprasčiausiai užtenka tik surišti virvelę ir jau galima pasipuošti ir nešioti. O toliau jau kriauklio naudojimas puošybai, kaip kažko, kas turi vertę, išliko net iki naujų laikų. Nes pavyzdžiui, kai kurios gentys naudojo kaurių kriauklės kaip pinigus Didžiojo vandenyno salose. Tai tęsiasi labai ilgai, net iki XIX amžiaus. Bet asmeniniai papuošalai toli gražu ne viskas. Tarp kitko, mes pradėjome nuo asmeninių papuošalų, tai jais po to ir užbaigsime, nes tai labai svarbu. Asmeniniai papuošalai tai nėra visas menas. Yra dar skulptūra ir tapyba. Bet čia klausimas nevienareikšmiškas. Nes taip vadinama skulptūra, kai kurių mokslininkų nuomonė, atrodo atsirado labai anksti. Yra žymioji Venera iš Tanatano, Marokas, arba Venera iš Berehat Ramo, Izraelis. Kodėl Venera? Todėl, kad spėjama, kad atvaizduota kažkokia moteriška dievybė. Tai yra, kas tai yra Venera? Meilės deivė, moters deivė, deivė motina. Todėl laikoma, kad tai yra labai senovinis pro motinos atvaizdas. Deivė motina. Jos labai senovinės, neįtikėtinai senovinės. Jų amžius siekia nuo 400 iki 230 000 metų. O tai yra Ašelio epocha. Tai yra iš viso belia kokia sena senovė. Senovių senovė. Kai dar net nebuvo, dėmesio, jokių homo sapiensų. Bet dar kartą pažiūrėkime į tų Venero paveikslėlius. Matyti ir žiūrėti tose figūrėlėse specialiai padarytą moterišką figūrą tikrai nėra paprasta. Ir iš tikro, greičiausia tai visai nėra jokia skulptūra. Greičiausia tai nepasisekę ruošiniai kokiam nors ginklui ar darbo įrankiui. Taip pat tada, nors aiškiai žymiai vėliau, pas mus atsiranda akmuo su ochros spalvos dryžiais iš Blombos urvo, Pietų Afrikos Respublika. Šiam akmeniui yra 73 000 metų. 73 000 metų reiškia dažus jau žinojo. Ir kažkam tai naudojo. Bet išvelgti šiame akmenyje kokią nors specialią tapybą labai sunku. Sutikite, kad tai tiesiog įstrižai nupieštos linijos. Ir atrodo, kad šis akmuo nėra specialiai pagamintas ginklas ar instrumentas. Bet dėl kokių priežasčių jį išpaišė? Kodėl? Mes nežinome. Taigi, o dėl dainų ir šokių viskas aišku. Mes nežinome ir niekada nesužinosime. Niekada ir nieko. Ir iš principo visas šitas pirmykščio meno kompleksas tikrai tikro pirmykščio, kilusio nuo ankstyvaus vidutinio akmens amžiaus, tai yra paleolito, baigėsi. Ir daugiau mes nieko apie tą periodą meną nežinome. Nors greičiausia daugiau niekur nebuvo. Viską, ką radom, jau išvardinom. Asmeniniai papuošalai, tai yra karoliai, galbūt kažkokios tai pastangos apdirbti akmenį arba jį išpiešti. Dažus greičiausiai jai tapęs ant savęs. Visi tie ochros dažai buvo reikalingi nusipiešti medžioklės ar kovinius piešinius ant savęs, ant veido ir kitur. Ir štai ateina vėlyvasis paleolitas. Tai kažkur 50-40 000 metų atgal. Ir būtent čia prasideda įtikinama meno fiksacija per istorinius šaltinius. Kas yra labai svarbu. Nuo to laiko mes jau pažinojome meną pilnąja to žodžio prasme. Nors dėl to nutiko ir keletą kuriozų. Archeologai rado visą seriją tokių lygtai papuoštų kaulinių strypų. Gana stambių. Jie perforuoti. Tai yra juose pragręžtos skylės. Yra tam tikra susukta spiralinė įpjova. Atrodo tikras to meto meno kūrinys. Bet kai tik jos pradėjo tyrinėti atidžiau, yra toks mokslas trasologija. Tai yra mokslas apie pėdsakus. Šiuo atveju apie įrankių pėdsakus. Išsiaiškino, kad tai visai ne jokie strypai. Tai specialūs įrankiai skirti virvių pynimui. O įpjova tai visai ne įpjova, o daugiamečių naudojimo pagal paskirtį žymės. Pavyzdžiui, štai kad ir šis gan žinomas įrankis iš Golefelės urvo Vokietijoje.
Savaime aišku, labiausiai žinoma ir vaizdinga yra akmens amžiaus tapyba. Tai yra pačio vėlyvojo paleolito laikų. Štai Altamiros urvas. Ten nupiešta 10 000 bizonų, elnių, šernų. Piešiniai tiesiog stulbina savo dinamiką ir realizmu. Jie tiesiog ant urvos sienų gyvena savo gyvenimą. Tai pagalvokite, kada tai buvo padaryta. Kokie žmonės tai bandė nupiešti ir nupiešė. Iš tikro, net ir šiais laikais ne kiekvienas sugebėtų taip nupiešti. Pakartoti, be specialaus pasiruošimo. Ir atkreipkite dėmesį, ant ko jie piešia. Ant urvo sienų ir skliautų, kurie tiesiog nusėti nelygumais. Ir štai senovinis dailininkas sugebėjo taip meistriškai įkomponuoti gyvūnų figūras į tuos neligumus, kad gavosi erdvinio piešinio efektas. Tai yra 3D efektas. Iš tikro, paveikslo atvaizdavimas ekrane duoda labai silpną efektą, ne originalas. Nes norint iš tikro suprasti, kas tai yra, tai galima padaryti tik būnant pačiam tame pačiame urve, tamsoje. Nes mes suprantame, kad žmonės tai matė tik tamsoje ir tik šviečiant laužui. Ir kai nelygiuose skliautuose nupiešti visi tie bizonai, kaip taisyklė bėgantis ar išgąstingai sustingę stovintis, laukiantis grėsinčių pavojaus, ar einantis prie girdyklos, ir štai pas jų susidegdavo laužas ir ant tų visų nelygumų pradėdavo šokti laužo liepsnų švieselės, susidarydavo įspūdis, kad gyvūnai juda. Kaip jie tai sugalvojo? Dešimtimis tūkstančių metų atgal. Kaip jie išmąstė tokį efektą? Galima tik spėlioti. Bet tai iš tikro genialus atradimas. Genialus vizualinis atradimas. Fondegom urvas, Prancūzijoje. Čia iš viso jau akmens amžiaus pabaiga. 13–12 tūkstančių metų atgal. Puikios, labai spalvingos freskos, kuriuose pavaizduoti šiaurės elniai, zebrai, bizonai, arkliai ir netgi vilkas. Štai, prašom. Matome, kad vilkas pilnai atpažįstamas. Bet tai nėra anatomiškai tikslus vilko atvaizdavimas. Tai ne vilko fotografija. Tai nėra realizmas pilnąja to žodžio prasme. Bet mes tiksliai galime įvardinti, nebūdami nei senovės meno specialistai, nei zoologijos specialistai, kad tai vilkas. Na, arba bent jau labai didelis šuo. Tai yra žmogus visiškai nemokėdamas piešti, jautė teptuką, dažus, tapomą paviršių ir stilizaciją taip, kad net keletų judesių sukurdavo pilnai atpažįstamą atvaizdą. Prie viso kito, ten tame urve yra ir puikios daugiaspalvės figūros, šalia kurių yra ir kontūriniai piešiniai. Tai yra, kai juodais dažais paprasčiausiai pažymėtas vieno ar kito gyvūno kontūras. Yra ir ryškiai neužbaigtų piešinių. Tai yra žmogus priėjo prie sienos, paėmė dažus, truputį papiešė, atsibodo, viską metė ir nuėjo. O štai šiek tiek kitokie atvaizdai. Randasi ten pat Prancūzijoje. Tik kitame Nilo urve. Tai Prancūzijos ir Ispanijos pasienis. Pirėnų kalnai. Tai unikalus paminklas, kuriam yra nuo 10 iki 11 tūkstančių metų. Ir ten gyvūnų kontūrai nupiešti tik viena juoda spalva. Kalbant moksliškai, jie monochrominiai. Tai yra vienspalviai. Bet vis tiek jie labai dinamiški ir puikiai atpažįstami. Kas įdomu, kad visose tose urvuose, kuriuos išvardinau, o tokie žinomi praktiškai visur – Italijoje, Ispanijoje, Skandinavijoje, Pietų Amerikoje, Prancūzijoje – ten beveik visada atvaizduojami tik gyvūnai. Ir kartais atrodo stulbinančiai puikiai. Be žmogaus ten beveik nėra. Jei jis ir nupieštas, tai nupieštas išskirtinai schematiškai. Taip kaip mes piešėme žmogeliukus vaikų darželyje. Rutuliukas, 5 pagaliukai, štai ir gavo žmogeliukas. Ir daugiau jokių kitokių žmogaus atvaizdų nebuvo. Žmogų vaizduodavo retai ir labai blogai. Prisiminkime, nes tai labai svarbu. Atskira piešinių tema buvo rankų delnų atvaizdai. Ir labai žinomas archeologinis paminklas, galima sakyti, pats žinomiausias. Tai rankų urvas. Cabo del Manos. Santa Cruzo provincija. Argentinoje. Pietų Amerikoje. Šalia miestelio Perito Moreno. Kaip tai buvo daroma? Žmonės priklausantys šiai giminiai, kuri gyveno urve, priglausdavo rankų delnus prie urvo sienų ar skliautų ir aptepdavo dažais. Tokiu būdu, atitraukus delną nuo sienos, ant sienos likdavo atspaudas. Ir taip darė visi, kartomis. Kartais tai užimdavo 100 metų. Tik įsivaizduokite, koks rankų kiekis su pačiais įvairiausiais dažais ten atspaustas. Ir kai mes į tai žiūrime, tai mes matome, lyg tai tie žmonės mus liečia iš tūkstantmečių gilumos. Įsivaizduokite, kaip per iniciacijos ceremoniją, tai yra iniciacijos į šeimą, jauną žmogų, vyrą ir moterį, įvesdavo į šį urvą, uždegdavo laužą ir jie matydavo, kaip toje drebančioje laužo šviesoje jo žiūri šimtai protėvių kartų. Tų laikų atvaizdavimo piešimo būdas, ne tik rankų, bet ir bendrai, labai stulbinantis.
Galima tiesiai pasakyti, mes prie tokio dalyko nepripratę. Nes mums paveikslas, kai jis nupieštas, užbaigtas, tai visada paveikslas. O tie žmonės mąstė visiškai kitaip. Nes pavyzdžiui paveikslas gali būti nupieštas ant viršaus kito paveikslo. Dalinai arba pilnai. Štai pas jūs šaliavo bizonas, kurį nupiešė jūsų tėtis. Jūs pagalvojate ir sugalvojate. O jei aš ant tėčio piešto bizono viršaus nupiešė elnę. Ir štai jau ant bizono viršaus atsirado elnės. Ir iš bizono liko tik truputis galvos ir uodegos galas. O jau jūsų sūnus, nusprendęs, kad čia kažko tai trūksta, ant jūsų elnio nupiešė dar vieną bizoną. Ir tada toks piešimo būdas nieko nestebino. Todėl kai kuriuose vietose yra susidaręs net keletų centimetrų storio dažų sluoksnis. Taip pat kartais paveikslus piešti nebaigdavo. Kaip jau sakiau, paprasčiausiai mesdavo pusiaukelėje. Ir piešimo kokybė labai skirtinga. Nuo atviros skulptūros iki tikriausių meno šedevrų. Visa tai reiškia, kad tais laikais dailininkų laisvo laiku galėjo tapti bet kuris bendruomenės narys. Ir jie visą meną vertino kaip žaidimą, kurį galima bet kurią sekundę nutraukti. Tai buvo pilna saviraiškos laisvė. Iš tikro sunku įsivaizduoti, kaip žmonės, egzistavę ant išgyvenimo ribos, surasdavo laiko ir dvasinės stiprybės saviraiškai. Ir tarp kitko, dar yra likęs klausimas, kodėl taip mažai atvaizduota žmonių? Kodėl jų atvaizdai tokie primityvūs? Taip, žmogaus atvaizdas mene atsiras, bet žymiai vėliau. Bet kodėl tada ten atvaizduoti tik žvėrys? Ir taip puikiai nupiešti, o žmonių mažai, ir jie taip blogai nupiešti. Galbūt dėl to, kad žvėrys žmonėms buvo svarbesni. Nes žmogus štai jis aplinkui ir niekur nedings, o nuo žvėries priklauso tavo išgyvenimas. Gali būti ir taip, tai yra mįslė. Gali būti, kad tai yra dalis religijos, šamanizmo ar totemizmo. Tai yra šventų gyvūnų garbinimas. Iš kur mes tai žinome? Štai pavyzdžiui Australijos aborigenai iki šiol prieš medžioklę su šamanu atlieka apeigas susijusios su žvėrių piešimu. Tai senas maginis ritualas, kai mes kažką specialiai atliekame miniatiūroje, kad būtinai tas pats dalykas vėliau atsikartotų nutiktų gyvenime, realybėje. Šamanas nupiešia žvėries kontūrą, kartais jį nuspalvina kokią nors spalvą arba išbarsto spalvotų smėliu, o tada dar nupiešia jį pataikiusi ietį. Ir po viso to kariai medžiotojai šoka aplink piešinį, jį smeigdami savo ietis. Tokiu būdu pilnai imituoja medžioklę. Turime omenyje, jei jau jie nudobė gyvūną čia ir dabar, tai jau tikras žvėris niekur nuo jų nepaspruks. Ir visai gali būti, kad menas paprasčiausiai buvo laisvalaikio praleidimo būdas, o galbūt ir viskas kartu. Nes kaip jau ir sakiau anksčiau, senovinis žmogus sunkiai skyrė realų ir emocinį pasaulius. Na ir bet kokiu atveju, pati perkelimo idėja, pavyzdžiui, realų bizoną perkelti ant akmens, tai čia jau tikra magija, tikriausia be jokio tariamumo. Todėl dar kartą, trečią kartą sakau, kad emocijos, idėjos pasaulis ir realus pasaulis senovinio žmogui buvo lygiai tas pats dalykas. Na, arba beveik tas pats. Ir štai jūs paimate didžiulį žvėrį, bizoną, sveriantį beveik toną, ir jūs perkeliate jį į dvimatį atvaizdą sienoje. Taip, kad jis jau nebegali iš ten niekur pabėgti. Argi tai ne magija? Pasikartosiu, senovinio žmogui bizono idėja tai jau ir buvo pats bizonas. Šiais laikais mums tai suprasti labai sunku. Nes mes nuo pat ankstyvosios vaikystės iš panašios būsenos išeinam, todėl kad mes pastoviai aplinkui bendraujam su kitais racionaliais žmonėmis, mūsų tėvais, mūsų mokytojais. Analogiškai kaip ir urviniai piešiniai, buvo tokie dalykai taip vadinami petroglifai. Tai yra uolų raižiniai. Paveiksliukai ant akmenų, ant uolų, specialių akmeninių instrumentų pagalba buvo išraižomi ar iškalami. Tai buvo kur kas primityvesni paveiksliukai. Aišku, kodėl jie buvo primityvūs, nes iškalti ką nors akmenyje nesulyginamai sunkiau, grinai fiziškai, nei tepti ant tų akmenų dažus. Petroglifai buvo labai populiarūs. Jų yra praktiškai visur, kur gyvena žmogus ir šalia buvo didelių akmenų. Štai pavyzdžiui, gan senoviniai petroglifai Vadimo Tendus, Libijoje. Pažiūrėkite, labai įdomus petroglifai. Kaip žinome, akmuo išsilaiko gerai. Galima sakyti, jis beveik amžinas, palyginus su dažais. Todėl petroglifų išlikę daug, žymiai daugiau nei piešinių. Skulptūra. Tų laikų skulptūra buvo primityviausia, palyginus su piešiniais. Savaime aišku, kad su tuo laiku pačiu tvirčiausiu daiktu, akmeniu ar kaulu,
dirbti sudėtinga. Turbūt patys žinomiausi pavyzdžiai, apie ką kalba praktiškai visi, tai tos pačios paleolitinės Veneros, arba kitaip akmens amžiaus Veneros. Pavyzdžiui, jau minėtas Holefelės urvas Vokietijoje. Venera, kurios amžius 35 000 metų. Arba ši, rasta rytų Europoje. Tai motina, progimdytoja. Kaip matome, gan grubus, bet puikiai atpažįstamas moters atvaizdas. Su plačiu dubeniu, didelė krūtine, kuris sugebėtų išmaitinti daug vaikų. Tai tam tikras archetipas. Tai yra pirmavaizdis. Pirmavaizdis kieno? Didžiosios moters pirmavaizdis bendrai. Turbūt ir buvo tam tikras momentas, ne tai kad meno, bet griežtai religinio meno pavyzdys. Greičiausia, tai buvo kažkoks tai fetišas, kurį nešiojo su savimi arba statė oloje, kad giminė neišsektų, nesibaigtų. Tai figūra giminės saugotoja. Paprastai mes tada kalbame apie tam tikrą matriarchatą. Tiksliau kalbėjome anksčiau. Bet tai buvo klaida. Jokio matriarchato, tai yra moterų valdžios, niekada nebuvo. Bet užtat pats rimčiausias moters pagerbimas buvo. Paprasčiausiai todėl, kad vyrai medžiotojai, kariai labai dažnai žūdavo ir nebuvo įmanoma suprasti, kas yra kieno sūnus. Nes pavyzdžiui, tėtis galėjo labai greitai numirti, dar iki vaiko gimimo. Ir todėl ne mergina išsikeldavo į savo vyro giminę, o atvirkščiai, vyras išsikeldavo į savo žmonos giminę, kad nebūtų jokių abejonių, kas yra kieno vaikas. Tai taip vadinama matrilokalinė santuoka, kai vyras gyvena su žmonos šeima. Todėl moteris turėjo didelę pagarbą. O be viso to, moteris, kuri neužsiima pastovią medžioklę ir karu, turėjo žymiai daugiau šansų išgyventi ilgiau. Todėl moteris dažnai būdavo vyresnės už vyrus ir todėl protingesnės. Todėl jų neklausyti buvo paprasčiausia kvaila. Štai iš čia ir atsiranda visos tos Veneros. O štai gyvūnų atvaizdai. Jei pažiūrėtume gyvūnų skulptūras, jos visai kitokios rūšies. Bizonas laižantis aušoną, plaukiantis elnias, sėlinanti hiena. Savaime aišku, tai ne šiuolaikinė realistiška skulptūra, bet ji pripildyta gyvybės judesio. Pagaminta iš įvairių medžiagų, pavyzdžiui, elnio rago, medžio ar akmens gabaliuko. Panašiai iš to laiko, kaip ir Veneros, iš 40–35 tūkstančių metų senumo laikotarpių kilusi ir ši nuostabi figūra. Tai liūtažmogis iš Vokietijos. Tai liūto galva ir žmogaus kūnas. Tai tam tikras hibridas, tipo pabaisa ar monstras. Kaip mes galbūt pavadintume žvėratakis. O toks kūrinys rodo, kad pas žmogų jau atsiranda labai išvystytas abstraktus mąstymas. Jis galėjo ne tik paprastai pagalvoti apie kokį nors bizoną ar liūtą arba žmogų, o jis galėjo sukurti absoliučiai neįmanomą fantaziją, sujungdamas liūto galvą ir žmogaus kūną. Mes žinome, kad panašios figūrėlės persikėlė į daug vėlesnės religijas, nes pavyzdžiui žmogaus liūto figūros yra net šiuolaikiniame hinduizme. Tai vienas iš Višnų dievo įsikūnijimų. O ar buvo medinių skulptūrų? Savaime aišku, medį žymiai lengviau drožti, raižyti ar kitaip apdirbti. Bet medis, ne taip kaip kalos ar akmuo, gerai pūva arba sudega. Todėl pačios seniausios iki mūsų išlikusios medinės skulptūros tai žymusis Šigirskio stabas. Jam 12 100 metų. Tai didžiulė figūra. Tai pagalvokite, iš pradžių ji buvo didesnė kaip 5 metrų aukščio. Išdrožta iš liepos. Tai vienareikšmiškai šventas garbinimo objektas. Nes tai tokia plokščia lenta, išdrožta į tam tikrų būdų stilizuota žmogaus figūra. Ir jos viršuje pritvirtinta tokia didelė, baisi stilizuota galva. Ir jis tikrai didelis. Savaime aišku, kad tai ne šiaip sau viskas padaryta. O kad būtų galima jį pastatyti gyvenvietėje, kaip tam tikram protėviui ar kitai dievybei, ir atlikti su juo tam tikras maldų apeigas. Ten pat rasta ir daugiau visokių skirtingų daiktų, kaip pavyzdžiui šis stabo galva. Toliau darbo įrankiai. Įrankiai dažnai buvo puošiami gan kukliai, arba visai niekaip nepuošiami. Įrankiai ir savaime aišku ginklai. Štai matote išdrožinėtą kaulinę ietsvaidę. Tai specialūs daiktai iečių mėtymai. Bet apie jas pakalbėsime vėlesnėse laidose, kai kalbėsime apie pirmykščius ginklus. Ji kilusi iš Tulūzos, Prancūzija. Tai logiškas objektas su išdrožtais arkliukais. Labai gražus. Panašių būdų galėjo atsirasti, kas tik norite. Taigi, kai tik atsirado vėlyvajame paleolite, noras puošti aplink esančius daiktus jau niekada žmogų neapleidžia. Pavyzdžiui, kai jūs paimate savo telefoną, kuriam pritaikytas gražus dėkliukas, žinokite,
kad savo telefono puošimo idėja atsirado ne pas jūs, o maždaug prieš 50 000 metų. Na ir aišku, architektūra. Kaip mes puošiame savo aplinką pasitelkę statinius. Patys įžymiausi, tai aišku, taip vadinami megalitai. Tai yra dideli akmenys, nuo žodžio mega didelis ir litos akmuo, graikiškai. Pats įžymiausias tai Stonehendžas, Škotijoje. Didelė masė akmenų, didžiulių daugiatonių akmenų, sukauptų ir išdėliotų tam tikra tvarka ar vienas ant kito, o viduje dar suorientuoti pagal pasaulio kryptis. Iš tikro, įkvepiantis pagarbas statinys. Bet jam tik 3000 metų iki mūsų eros. Tai aišku senovė, bet toli gražu ne pirmykštė. Na, o pačios seniausios megalitinės šventyklos, pavyzdžiui, kaip Turkijoje, iš Göbekli Tepe, jei teisingai ištariu. Tokių megalitų daug. Vienokių ar kitokių pavydalų megalitai tai vienaip ar kitaip išdėstyti dideli akmenys. Pavyzdžiui, tokie kaip stelos, taip vadinami dolmenai. Tokie dideli statiniai, kaip mes matome Stonehendže. Jie buvo beveik visur, kur gyveno žmogus. Tai buvo ne šventyklos. Arba savotiškos observatorijos, kurių pagalba žmonės įskaičiavo saulėlydžius, saulėtekius, sausras, vienokius ar kitokius periodus, kurie ateityje galėtų padaryti vienokį ar kitokį poveikį žmogui jo gyvenimui. Tokie objektai reikalavo labai daug darbo jėgos, kad juos pastatyti. Žiauriai daug darbo jėgos. Bet žmogus jau civilizacijos pradžioje įgavo galimybę turėti laisvalaikį ir galimybę dirbti su akmeniu, kurių svoris kartais siekdavo net ir 10 tonų. Įsivaizduokite, 10 tonų. Na ir liko pakalbėti apie patį pagrindinį asmeninį papuošalą, kuris dabar vėl yra populiarus. Tai tatuiruotės. Tai yra papuošimai, kurie padengia žmogaus odą ir kuriuos neįmanoma pamesti. Todėl tai labai patogu, net iš religinės pusės. Jei paimtume kokį nors šventą daiktą ir, sakysim, pasikabintume ant virvelės po kaklu, tai jį galima pamesti ir visam laikui prarasti. Jis juk gali paprasčiausiai nutrūkti ir nukristi. O tatuiruotė visada liks su jumis. Turbūt pačios seniausiai mums žinomos tatuiruotės buvo rastos Alpėse. Tai žymi Ecis mumija, taip vadinamas ledo žmogus. Jis rastas pasienyje tarp Italijos ir Šveicarijos ir datuojamas jis 3300 metų iki mūsų eros. Tai yra jam daugiau kaip 5000 metų. O tai jau vario amžius – eneolitas, chalkolitas. Tas žmogus gelbėjosi, bėgo, bet matomai jį vis tiek nužudė. Pasipėtyje buvo rasta užstrigusi strėlė. Jis atkakliai priešinosi. Netoliese buvo rastas peilis visas kruvinas, su ne jo krauju. Bet jis žuvo. O dėl to, kad žmogų iš karto užpūstė sniegas, jis suledėjo ir pilnai išsilaikė iki mūsų laikų. Tik jau kaip mumija. Įsiklausykite, tas ledo žmogus turėjo net 57 tatuiruotės. 57. Tai yra šis žmogus labai rimtai žiūrėjo į paveikslėlių, dar visai primityvių, tokių kaip kryžiukai, rutuliukai ar taškai, ištatuiravimą ant savo kūno. Greičiausiai jie buvo susiję su kažkokia tai kol kas mums nesuprantama magija. Na ką, apie pirmykštį meną daugmaž pakalbėjome, o pokalbis apie senovės istoriją pratęsim jau kitoje, tikiuosi nemažiau įdomioje laidoje, apie pirmykščius ginklus. Tai šiandien tiek, jei patiko ši laida, spauskite nykštį aukštyn arba žemyn, jei nepatiko, pasidalinkite laidą su savo draugais, parašykite komentarą ir supernumeruokite mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančios laidos.